Nelygybė pas mus atkeliavo. Puiku. Ir labai nesudėtinga nelygybė griebiame ir įsprendžiame. Kaip mes ją spręsime? Tiesiog abi nelygybės pusės padalinsime iš minus 0,2. Bet pavojus. Ar prisimeni, kas vyksta, jeigu daliname mes nelygybę iš neigiamo skaičiaus? Aš tikiuosi, kad prisimeni. Tuo atveju, kai nelygybę daliname iš neigiamo skaičiaus, keičiasi nelygybės ženklas. Na, o 6 dalinant iš minus 0,2 aš gausiu minus 30. Bet, kaip matote, čia buvo mažiau arba lygų, o dabar jau pasidarė daugiau arba lygų. Tai galime pavaizduoti intervalu, o galima iš karto parašyti intervalą, jeigu moki. Štai yra minus 30, mums reikia didesnių už minus 30 skaičių ir rašau sprendinį nuo minus 30 iki plus begalybės. Skliaustelis laužtas, būtinai nelygybės sprendinius užrašydamas atkreipk dėmesį į skliaustelį. Laužtas kodėl? Todėl, kad nelygybė negriežta ir skaičių tiesėje mes žymėjome rutuliuką nuspalvintą. Na, o dabar jau daugiau kaip ir nebėra čia ką veikti.